turbūt daugelis iš jūsų pajautėte, kad pinigai su kiekviena diena praranda savo vertę, jeigu mes jų neįdarbiname. Sveiki, esu Jurgita Neverbickienė, Golden Gate dėl Metalė AG projekto vadovė Lietuvoje ir jau daugiau nei 10 metų padedu klientam įdarbinti jų pinigus. Kai kalbuosi su klientais apie pinigus, dažniausiai iš jų girdžiu, kad kalbant apie pinigus, jie susiduria su 3 pagrindinėmis problemomis. Kad pinigai su kiekviena diena praranda savo vertę, tai yra jos valgo tokia kandis, kaip aš mėgstu vadinti, infliacija. Antroji problema yra tame, kad labai dažnai tų pinigų prireikia pačiu netinkamiausiu momentu, kai mes jų neturim. Na ir trečioji problema, tai kad žmonės nežino, kur tuos pinigus galima įdarbinti. Ir šiandien šito seminaro metu mes kaip tik kalbėsime apie vieną iš galimų alternatyvų, tai yra tauriuosius metalus, tai yra gramai, kilogramai, kaip jie gali išspręsti visas šias 3 problemas. Dėkoju visiems, kad skyrėte šį vakarą ir pasitikėjote manimi sudalyvauti šiame seminare. Noriu iš karto susitarti dėl taisyklių. Karts nuo karto bus galbūt, tai aš jūsų paprašysiu sudalyvauti aktyviau. Tai yra galbūt parašyti į chatą kažkokį komentarą, dažniausiai to prašysiu su skaičiukais, kodėl tą darau, todėl kad žinios geriausiai įsisavina, kai mes kartu pajungiame ir savo kūną. Tai prašysiu tą kūną karts nuo karto įjungti. Taip pat prašysiu, kad jeigu kyla klausimai, rašykit juos į chatą ir seminaro pabaigoje tikrai skirsiu laiko juos atsakyti. Tai tiek turbūt taisyklių ir pradėkim šiandienos mūsų seminarą. Taigi, investavimas į auksą, kapitalo saugumas ir pinigų vertės išsaugojimas. Kaip jau ir kalbėjau pradžioje, mes jau puikiai turbūt suprantate, kad pagrindinis skirtumas tarp šitų 2 valiutų, tai yra eurų ir aukso, tai yra tai, kad viena iš jų, tai yra popieriniai pinigai, kiekviena diena praranda savo vertę. Ir tuo mes galėjome įsitikinti pastaruosius kelius metus, kai turėjom didžiulės infliacijas, kai turėjom krizės ir panašiai. Ir dar noriu, kad tau šiandien užduotumėt klausimą, ir čia bus pirmas momentas, kai paprašysiu jūsų pajungti savo kūnus. Tai kaip jūs galvojate, kuri iš šitų valiutų turi dar šansų išgyventi kaip minimum 50 ar 100 metų? Tai jeigu galvojate, kad tai yra auksas, parašykite į chatą 9. O aš šiaip pradėsiu nuo istorijų. Labai mėgstu visą laiką istorijas pasakoti, taip dėkoju, matau jūsų komentarus su 9. Tai mėgstu labai pasakoti istoriją. Tai pirmoji istorija, kurią jums noriu papasakoti, tai galbūt ir nėra visiškai tikra, bet jinai paremta tikrai skaičiais ir faktais. Tai darykim prielaidą, kad 2001 metais 2 broliai gavo 100 000 eurų palikimą, kiekvienas po 50 000 eurų. Tačiau kas įvyko? Kiekvienas brolis su savo pinigais pasielgė skirtingai. Vienas iš brolių savo pinigus 50 000 eurų nusprendė investuoti į fizinį investicinį auksą. Tuo metu, pagal tuo metu galiojantis kainas, jis galėjo įsigyti 158 uncijas aukso. Uncija tai yra Trojos uncija, taip vartojama tauriųjų metalų rinkoje tokia savoka. Ir tai yra 31,103 gramų. Kitas tuo tarpu brolis tiesiog nusprendė tuos pinigus pasidėti į banką. Tuo metu galbūt net ir pasidėjo už pakankamai kažkokias geras palūkanas, o galbūt tiesiog laikė banko sąskaitoje. Ir pasižiūrėkim, kaip šitų brolių situacija pasikeitė praėjus 23 metams. Tai 2024 metais, jeigu vienas iš brolių, kuris investavo savo pinigus į auksą, nuspręstų jį parduoti, visą savo 158 uncijas, tai jis jas galėtų parduoti už 331 000 eurų. Tai yra ženkliai didesnė pinigų suma, negu jis realiai investavo.
Tuo tarpu banke gulintys pinigai su kiekviena diena, kaip ir kalbėjom, praranda savo vertę. Ir šiandien dienai tų pačių 50 000 eurų perkamoji galia prilygtų tik 17 800 perkamosios galios buvusios 2001 metais. Taigi, reiškia, kad per visą tą 23 metų laikotarpį brolis investavė savo pinigus į auksą, jis uždirbo 664 procentus grąžos, sudarytų beveik 28 procentus metams vidurkį. Tuo tarpu, laikydamas banke kiekvienais metais, kiekviena netgi diena, net ne metais, yra praradęs brolis jau per visą tą laikotarpį 64 procentus, tas sudaro 2,67 procento metams praradimų. Net jeigu jis juos būtų įdarbinęs su, kaip ir minėjau, gerom palūkanom, nes 2001 metais galiojo geros palūkanos, jis vis tiek nebūtų sugeneravęs tokios pačios grąžos, kaip brolis investavęs į auksą. Kita istorija, tai yra mūsų reali klientės istorija pasakodama, tai apie valiutų žlugimą. Tai 1986 metais vienas rublis tuo metu buvo vertas 1,25 dolerio ir mūsų klientė kaupė savo pinigus taupomoje knygelėje. Na, kažkas panašaus kaip banko sąskaita, tik šiek tiek kitokia forma. Ir kaip jinai pasakojo, jos tikslas buvo sukaupti 3000 rublių, kad jie galėtų tuo metu, klientė beje yra iš Marijampolės, kad jie galėtų tuo metu nusipirkti Marijampolį vieno kambario butą. 3000 rublių ir tai būtų ar tai palikimas vaikams, ar tai kažkokios papildomos pajamos, ar dar kažkas. Na, aš kaip visą laiką mėgstu viską vertinti dar ir aukštų, tai aš patikrinau pagal tuometinės kainas už tuos 3000 rublių būtų galėjusi įsigyti 10 uncijų, tai yra 10 po 31,1 gramų. Tačiau netikėtai, kaip dažniausiai viskas gyvenime pas mus ateina netikėtai, atėjo 92 metai, žlugo Tarybų sąjunga ir mes puikiai žinom, kas atsitiko tada. Mūsų rubliai buvo konvertuojami į talonus, taip vadinamas vagnorkės, 1:1 santykių ir tuo metu dėl valstybinės santvarkos žlugimo rublis tiek nuvertėjo, kad jau tiek kainavo 0,04 dolerio. Ir kaip pasakoja ta klientė, atsėmiau aš tuos savo 3000 rublių, kur turėjau viltį ir lūkesčius, kad pirksiu nekilnojamą turtą, tai už tuos pinigus sugebėjau įpirkti kekę bananų. Na, jūs sakysit, aišku, tuo metu bananai brangiai kainavo. Taip, tikrai taip ir buvo. Tačiau, taip ir visada sakau, lyginu su auksu. Tai tuo metu jinai būtų galėjusi vietoj 10 uncijų, tai yra 310 gramų aukso, dėja nupirkti už tą pinigų ekvivalentą tik 1 gramą aukso. Ir dėja mes ne vienas nesam apsaugoti nuo to, kad valiutos keisis, kad atsiras skaitmeninės valiutos, kad gali dar kažkokie tai pokyčiai įvykti, nes šiaip apskritai paėmus vidutinė valiutų gyvavimo trukmė siekia 27 metus. Pagalvokim, kiek, jeigu pagal tą statistiką žiūrint, liko gyvuoti eurų. Dar viena reali ir patikrinta istorija, tai yra konkrečiai mano istorija. Čia net matot mano nuotraukas su pirmaisiais mano 10 gramų vaikeliu, kuriuos aš įsigijau 18 metų gegužės 29 dieną už 422 eurus. Įsigijau per šitą aukso ir sidabro pirkimo sistemą, apie kurią jums šiandien dar pasakosiu. Ir tikrinau prieš seminarą kelios dienos, už kiekgi aš dabar šiandien dienai tą savo 10 gramų laitelį galėčiau parduoti. Netgi atsižvelgiant į tai, kad auksas tai yra taip pat kaip ir bet kokia valiuta, na tarkim, jeigu jums reikėtų eurus išsikeisti į dolerius, tai jūs juos pirktumėt už vienokią kainą, o sugrįžę nepanaudotus dolerius norėtumėt išsikeisti į eurus, jau bankas juos atgal supirktų už mažesnę kainą. Lygiai taip pat yra ir su tauriaisiais metalais. Tai netgi atsižvelgiant į tai, aš galėčiau savo 10 gramų drąsiai parduoti už 675 eurus. Kas iš tikrųjų reikštų, kad aš uždirbau 60 procentų pelną. Bet kalbant apie auksą ir pelną, iš tikrųjų mes save greičiausiai apgaudinėtume. Todėl, kad reikia suprasti vieną pagrindinį dalyką, kokią funkciją atlieka auksas. Jis išsaugo jūsų perkamąją galią. Tai yra,
kažkada suinvestuodama 420 eurų, dabar galėdama tą pačią investiciją parduoti už 675 eurus, iš tikrųjų ką padariau, išsaugojau savo 420 eurų perkamąją galią. Tai yra aukso kaina, jinai mums dažniausiai visada atspindi, kiek iš tikrųjų popieriniai pinigai nuvertėja. Aukso perkamoji galia iš tikrųjų praktiškai nesikeičia tūkstantmečiai. Kaip pavyzdys, senovės Romoje pagal užsakymą siūta toga su jai priklausančiais aksesuarais kainavo 1 uncija aukso. Didžiosios depresijos laikais rankų darbo siūtas kostiumas kainavo 1 unciją aukso. Šiais laikais, jeigu vyras nuspręstų pasisiūti pagal užsakymą kostiumą, ta pati paslauga kainuotų vėl lygiai tiek pat 1 unciją aukso. Ir taip galėtume kalbėti apie daug, galėtume kalbėti apie automobilių kainas, kad popieriniais pinigais taip skaičiukai tik didėja, nuliukų skaičius auga. Tačiau kalbant apie auksą, jie kainuoja lygiai tiek pat. Jeigu ir prieš 100 metų buvo galima įsigyti naują Ford automobilį iš gamyklos už 1,3 kg aukso, tai ir šiais laikais naujasis gamyklos automobilis atitinkamos komplektacijos kainuoja tokį patį kiekį. Netgi vyram galbūt dar viena aktuali tematika, čia šiandien viskas, atsiprašau, moteris tik vyram, šitie pavyzdžiai, tai dar viena aktuali moterim, ir atsiprašau, vyram tematika yra Oktoberfestas alus. Tai netgi ir alaus už vieną luitelį aukso galima visada įsigyti nepriklausomai ar prieš 10 metų ar dabar tokį patį kiekį. Pasižiūrėkim, kaip galėtų atrodyti investicijų mūšis. Tai yra auksas, akcijos, obligacijos, kitos jums galbūt žinomos investicijos. Tai čia lyginau vidutinę grąžą ilguoju laikotarpiu, 10-20 metų. Tai auksas vidutiniškai generuoja nuo 8,5 iki 10%. Akcijų indeksai, tai yra, kai jūs į kažkokius tai indeksus, na, tarkime, S&P 500, Dow Jonesas ir panašiai, generuoja nuo 3 iki 13%, viskas remiasi vėlgi koks sektorius, koks rizikingumas ir panašiai. Obligacijų indeksai istoriškai per ilgesnį laikotarpį generuoja nuo 0,5 iki 6,7%. Čia vėl irgi yra tam tikri faktoriai, nulemiantys, kodėl ta viršutinė riba taip ryškiai skiriasi nuo apatinės. Tai populiarus tarp lietuvių gyvybės draudimas, jis generuoja nuo 2,6 iki 6% vidutinę grąžą. Pensiniai fondai, tai yra 3 pakopa savanoriškas kaupimas, nekalbu apie 2 pakopą, 2,7, 8,6. Na ir nekilnojamas turtas Europoje nuo 5 iki 20%. Ir čia kalbu ne vien tik grąžą iš nuomos, bet kaip vertės augimą, kalbant apie nekilnojamą turtą. Mes netgi labai dažnai mėgstame sakyti, kad iš tikrųjų yra dvi amžinos vertybės - kvadratiniai metrai ir kilogramai. Ir iš tiesų nuoširdžiai mes su jom abiejom tom vertybėm ir dirbam savo įmonėse, tačiau šiandien kalbam apie kilogramus. Tai labai dažnai kalbant su tai žmonėmis, kurie nėra naujokai investicijose, kalbam ir apie sekantį paveikslėlį, kurį jūs matote, tai yra kokį vaidmenį suvaidina auksas jūsų investicijų portfelį. Tai matot, pilka spalva, grafikas, ilgalaikis laikotarpis, tai yra portfelis visiškai be aukso. 60% į akcijas ir 40% į obligacijas yra pasirinkta investuoti. Ir matom, kad kuo didesnis procentas aukso jūsų investiciniam portfelį yra, tuo jūs labiau išlošėte, kadangi auksas suveikia kaip saugiklis tais pačiais blogiausiais laikais, kurie beje ir nulėmė visų investicijų grąžą. Nes didžiausią įtaką jūsų galutiniam rezultatui padaro ne pačios geriausios dienos, tai akcijos, obligacijos ar dar kažkas iššauna į viršų, bet padaro pačios tos blogiausios, kai būna kritimai. Ir 22 metais mes tą labai neseniai dar palyginus matėme, kai visos akcijų rinkos čiuožė smarkiai žemyn ir generavo minusinės grąžas, jeigu taip galima pavadinti, generavo. Tai va, tai išvada yra tokia, kad investiciniam portfelį esantis auksas jis padeda tais blogaisiais laikais išvairuoti jūsų portfelį į viršų
ir taip stabilizuoti rezultatus ir turėti juos ryškiai geresnius nei be aukso. Taigi visos investicijos turi savo pliusų ir minusų, tačiau vienos iš jų yra saugesnės ir padedančios negatyviais laikais, o kitos yra mažiau saugios. Kokius tikslus gali padėti įgyvendinti investavimas į tauriuosius metalus? Tai be abejo gali būti pagalbininkas kaupiant savo pensiją. Tai yra, ar jūs gyvensit pensijoje tik iš sodros mokamos pašalpos, galima ją kartais taip netgi turbūt pavadinti. Ir ateityje ta situacija kuo toliau, tuo labiau aštrės, todėl kad jau dabar matome, kaip valstybė yra sunku įgyvendinti pensijų didinimus ir taip toliau, vien dėl to, kad mažėja dirbančiųjų skaičius lyginant su augančiu pensininkų skaičiu. Ateityje tie skaičiai dėl demografinių rodiklių, kaip ekspertai žada, bus dar liūdnesni. Taigi iš tikrųjų reikia suprasti, kad savo pensiją reikia rūpintis ir pačiam. Tai viena iš galimybių turėti savo auksinę pensiją, nepriklausančią nuo valstybės malonės. Tikrai daugelis žmonių auginančių vaikus susiduria, kai jie jau savotiškai užauga ir nusprendžia studijuoti, pakeliauti aplink pasaulį, įsigyti savo pirmąjį automobilį ar savo pirmąjį būstą. Kaip smagu, kai tu gali tiem vaikams tą padėti padaryti, kai tau nereikia nuleisti akių žemyn ir pasakyti, kad labai atsiprašau, bet negaliu finansuoti tavo svajonių studijų ar tavo kitų svajonių. Tai auksas jis irgi gali leisti sukaupti toms svajonėms, nedidinant atidedamų pinigų sumų, kadangi jis savo vertę nuolat kiekvienais metais augina ir atperka visas infliacijos ir pinigų nuvertėjimus. Kaip jau ir kalbėjom, tai gali būti priemonė užtikrinanti, kad jūsų investicinis portfelis bus subalansuotas ir ryškiai saugesnis nei be aukso. Tai gali būti saugiausias rezervas nenumatytoms išlaidoms, kas tai labai dažnai mėgsta vadinti juodoji diena, nes mes niekada nežinom, kada gali nutikti gyvenimas. Tai auksų paverstas rezervas irgi galbūt viena iš saugiausių priemonių laikyti tas santaupas. Na ir dar viena iš priežasčių, kurios čia galbūt neparodysiu, bet ne per seniausiai teko kalbėti su keliais klientais, kurie turi tikslą, kad jeigu jiems kažkada to aukso prireiks, tai jie jo pasinaudos, bet jeigu jo neprireiks, tai bus nuostabus palikimas ateities kartoms. Taigi, nusprendus investuoti į tauriuosius metalus, dažniausiai kyla keletas klausimų. Ir vienas iš jų tai yra, ką labiau apsimoka pirkti - auksą ar sidabrą. Tai čia reikia suprasti, kad tarp šitų dviejų metalų yra keletas esminių skirtumų. Pradėkim nuo to, kad sidabras jis yra labiau šokinėjantis savo kainomis ir labiau rizikingas. Jį būtų galima prilyginti akciją. Kalbant apie auksą, tai yra labiau stabili investicija, nereikalaujanti gal kažkokių specifinių žinių ir gilinimosi, kada tą auksą pirkti, kada jį parduoti. Ir ją būtų galima prilyginti kaip obligaciją. Tai yra ryškiai saugesnė ir stabilesnė. Kaip pavyzdys, čia matot, tai yra irgi nuo 2001 metų paimta gražų istorija ir per visą tą laikotarpį matome, kad auksas minusinę grąžą turėjo tik tai 4 kartus. Tai yra 2004 metai, 2013 metai, 2015 ir 2017 metai. Tuo tarpu jau sidabro laukelyje jūs pamatysit tų raudonų skaičiukų ryškiai daugiau. Ir beje, įdomus labai faktas, kadangi šitokią statistiką veduosi jau pakankamai senai, tai kokią grąžą generuoja auksas ir sidabras, tai labai įdomus faktas, kad šiais metais pirmą kartą šitie du skaičiukai, tai yra vidurkis per visą tą laikotarpį tarp aukso ir sidabro sutapo. Nes vėlgi priklausomai nuo to, kokiam laikotarpiui, kokiam periodui skaičiuosim, gali būti kartais sidabras aukščiau pagal savo grąžą, kartais auksas aukščiau. Dar ką reikėtų žinoti, kalbant apie auksą ir sidabrą, kad tarp jų yra dar ir kitas skirtumas, kad auksas nėra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčių, tuo tarpu sidabras luitų pavidalais yra apmokestinamas, dėl to perkant sidabrą luitai mokėsis ryškiai brangiau nei tokio pačio svorio monetą pirkdami. Taip pat yra skirtingi panaudojimai pramoniai. Sidabras iš tikrųjų jo nereikėtų nurašyti netgi ir tiem, kurie
mėgsta rizikuoti arba nemėgsta rizikuoti, ne, nes galbūt nuo to priklauso, kokias jūs investicijas rinksitės, ar labiau į auksą, ar labiau į sidabrą. Dėl to, kad tai yra dar kol kas šiai dienai neįvertintas metalas. Jis turi tikrai didelį potencialą ateityje šauti į didžiulės aukštumas ir vytis auksą. Kodėl? Todėl, kad be sidabro negalėtų būti gaminamos saulės baterijos, negalėtų būti gaminami elektromobiliai, negalėtų būti gaminami daug įvairių medicininių prietaisų, lempos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, sidabras yra dar tas metalas, kuris yra sunaudojamas praktiškai negrįžtamai. Tai yra, sakykime, įsivaizduokit, sudužo veidrodis ar dieninio apšvietimo lempa. Niekas nerenka tų šūkių, kad nuvežti į perdirbimą ir vėl išgauti ten esantį sidabrą. Tai šitas metalas turi potencialą būti išnaudotas dar greičiau nei auksas ir natūralu, kad mes suprantam, kad jeigu išsinaudoja šitie metalai, o pagal mokslininkų prognozes tiek vieno, tiek kito metalo turėtų dar užtekti tiek, kiek yra klodinių iškastų žemėje, dar maždaug 15-16 metų, maksimum 19. Nes, sakykime, tai įsivaizduokit, kokios tada tauriųjų metalų šių abiejų bus kainos ir kokia jų bus vertė. Dar vienas iš klausimų, tai kągi vis tik rinktis, ar pirkti fizinį, tai yra tokį luitelių pavidalu, kurį realiai laikot rankose auksą, ar pirkti popierinę formą auksą, tai yra įvairūs ETF-ai, futuresai, aukso sertifikatai, įmonių kasybos akcijos ir panašiai. Tai bet koks popierinis auksas, lyginant su fiziniu auksu, turi šitas pagrindinės rizikas, apie kurias kalbėjau. Tai fizinis auksas, jis neturi jokios sandorio šalies rizikos. Jis niekada nebankrutuos ir niekada netaps bevertis. Jis visada savo vertę turės. Priešingai nei popierinis auksas. Popierinį auksą išleidusi įmonė gali ir bankrutuoti, ir tada jau žmogus neatgauna nei savo pinigų, nei natūralu jokio aukso. Dažniausiai, kai perkat popierinį auksą, jūs netampat realaus aukso savininkas. Labai tikėtina, kad tas auksas net iš vis nėra padengtas fiziniu auksu. Dabar jau be abejo, po truputį bankam reikalavimai yra griežtinami ir ne tik bankam yra keliami reikalavimai, kad bent 85% to popierinio aukso būtų arba realiu auksu padengiami, arba atidėtas pinigų ekvivalentas. Taip, ta kontrolė griežtėja, tačiau rizika vis tiek išlieka. Kaip ir minėjau, tas didelis volatilumas, tai yra nepastovumas, svyravimas irgi didesnis yra popierinio aukso. Popierinis auksas pats iš savęs, jis neturi jokios vertės. Jo vertė priklauso nuo to, ką pasakys jį išleidusi įmonė, emitentas. Ir nuo tos emisijos sąlygų. Ir nebūtinai nuo to, kaip realiai rinkoje elgiasi tuo metu auksas. Fizinis investicinis auksas, jis yra dar tame turi savo privalumą lyginant su popieriniu, nes tai yra visuotinai pripažintas ir likvidus turtas, kurį tu gali lengvai parduoti bet kur, tu jį gali lengvai nešti su savimi bet kurį pasaulio tašką. Ir žvelgiant į dabartinės geopolitinės situacijas, turbūt suprantat, kodėl tai yra svarbu. Tai yra fizinis investicinis auksas, tai yra materialus turtas, jo niekaip nesunaikins nei ugnis, vanduo ar laikas. Fizinio aukso pirmas dalykas niekada nenulauši, nenuhakinsi ir neištrinsi, ką tu gali padaryti su banko sąskaito, mokėjimo kortelėm arba dar blogiau su mūsų laukiančia ateitim skaitmeniniam valiutom. Ten dar daugiau visokių niuansų yra. Kitas iš klausimų, kuris kyla, tai yra kokio svorio luitą ar monetą pirkti. Tai rinkoje tikrai yra įvairaus svorio luitai. Čia aš paėmiau 3 tokius, sakykime, vienus iš populiariausių pirkinių. Yra 1 gramo, 10 gramų uncijos, be to dar yra ir 5, ir 2,5, pavyzdžiui, gramo, yra 20 gramų, yra 50, 100 gramų. Tai čia paanalizuosim tos tokius pačius dažniausiai pasitaikę. Tai koks yra tarp jų skirtumas? Tai kuo mažesnis luitelis, tuo jo kilograminė gramo kaina yra mažiau jums palanki. Čia taip pat, kaip sakykime, pirktumėt iš didmenininko
1 kilogramą kavos, kaip pavyzdys, ar pirktumėt visą vagoną kavos. Ne? Tai tikrai gautumėt visiškai skirtingas kainas, tiesa. Tai čia lygiai taip pat. Tai 1 gramo luitelis brangesnis lyginant su kilograminė gramo kaina. Kilograminė gramo kaina, tai reiškia, jeigu pirktumėt iš karto kilogramą, tai bus brangesnis 30–40% brangiau mokėsite, nei pirkdami kilogramą iš karto. 10 gramų luitelis yra 5–8% ir uncija yra 1,5–3% brangiau. Tai yra su uncija permokat mažiausiai lyginant su šitais luiteliais. Ir dar kitas elementas yra, tai yra, kaip ir minėjau, pirkimo pardavimo žirklės, kaip ir su valiuto. Tai yra, jūs parduodami turite irgi tam tikrą praradimą. Tai su 1 gramo luiteliu parduodami jį iš karto jūs galite prarasti nuo 35–40%, su 10 gramų luiteliu galite prarasti 6–7%, tuo tarpu parduodami unciją praranda 3–5%. Tai logiškai iš to peršasi išvada, kad naudingiausia turbūt orientuotis į unciją, tuo labiau, kad jos rinkoje ir turbūt yra vienas iš populiariausių pirkinių, kurį lengviausia bus realizuoti, parduoti ir su mažiausiais nuostoliais. Kitas iš klausimų, kuris gali kilti, tai pirkti periodiškai ir 1 kartą. Ir čia matot irgi nuo euro gyvavimo pradžios aukso kainų grafiką. Kaip tai keitėsi, aš tą vadinu tos visus grafikus elektrokardiogramos. Tai dabar pažiūrėkime, ne, jeigu žmogus daro pirkimus tik tais pavieniais, stebėkit tuos atsirandančius raudonus kryželius, tai nusprendė nusipirkti auksą. Kitam taške, nes čia tuo metu buvo bumas, visi lėkė, pirko auksą ir aš nusprendžiau, suinvestavau kažkokią tai didesnę pinigų sumą, 10 000 ar kažkiek. Kažkurį laiką to aukso neperku, bet paskui vėl koks nors bumas, kokia nors krizė ar dar kažkas, vėl visi lėkia pirkti auksą, aš čia kaip tik jau turiu atsidėjus pinigų, santaupų ir aš iš paskos lėkiu ir perku tą auksą. Na ir taip, pavyzdžiui, gali atsitikti 3 kartus man gyvenime, nusipirksiu auksą, už kažkokią tai stambesnę pinigų sumą. Ir dabar palyginkim kito žmogaus scenarijų, kuris tiesiog stabiliai, kas kažkokį tai periodiškumą, perka ir perka po truputį. Kaip jūs galvojate, kuris iš šių scenarijų, raudonų kryžiukų ar žalesnių kryžiukų, bus palankesnis? Jeigu galvojat, kad vis tik laimės tas, kuris perka pagal žalių kryžiukų teoriją, tai yra išnaudoja visus rinkoje esančius svyravimus, perka tai brangiau, tai pigiau, perka mažesnėmis sumomis, bet periodiškai, ar jisai laimės didesnį aukso kiekį, geresnės vidutinę kainą? Tai jeigu galvojat, kad žali kryžiukai laimės, rašykit į čatą vienetus. Dabar pasižiūrėkim, kiek kainuoja šiuo metu, dėkoju už komentarus, matau jūsų vienetukus, kiek šiuo metu rinkoje kainuoja 1 uncija aukso. Tai čia prieš kelias dienas daryta fotografija iš vienos fizinės aukso parduotuvės Lietuvoje. Taip pat pigiausias uncijos luitelis kainavo 2344 €. Tai dabar įsivaizduokime, ne? Mes jau apkalbėjom, kad logiškiau ir jums naudingiau būtų pirkti periodiškai. Ir čia beje noriu pabrėžti, kad šitas vidutinės kainos efektas jis yra įrodytas moksliškai, kad taip yra palankiau ir naudingiau. Ir dauguma investicijų rekomenduojamos daryti periodiškai. Tai įsivaizduokime, sakykime, kad ar jūs galit, norėdami kas mėnesį pirkti, sakykime, po unciją, ar galit sau leisti? O kas kelis mėnesius, kas kažkurį tai laiką, pavyzdžiui, kas 3, kas 6, kas 12. Reiškia, kad tam, kad galėtumėt šiandien dienai būti pasiruošę nupirkti unciją tokių dažnumų pagal dabartinės kainas, jums reikėtų štai tokių mano nurodytų sumų. Ne? Mažiausiai 195 € per mėnesį reikėtų atsidėti tam, kad kas metus galėtumėt nusipirkti unciją. Ir dabar pasižiūrėkime. 2023 metų rugsėjį vidutinė uncijos kaina rinkoje buvo 1800 €. Aš šiek tiek suapvalinau. Praėjo 12 mėnesių, mes matom, kad ta uncija per 12 mėnesių pabrango 500 €. Tai dabar paanalizuokim tokią situaciją. Jūs čia dabar turite susikaupęs
23 metų rugsėjį 1800 eurų, ateinat pirkti uncijas, sakot, wow, fainai, nusipirkau unciją, kaupiu 12 mėnesių toliau, atsidedu. Ir po 12 mėnesių jūs ateinat ir jums sako parduotuvėje, labai atsiprašau, 1800 nebepakanka. Traukit iš kišenės dar papildomus 500 eurų. Greičiausiai ne visi turės iš karto tos 500 eurų išsitraukti iš kišenės. Galit pakaupti dar mėnesį, galbūt ten kažkur kažkokią premiją, gausit dar kažką, tai susuksit, ateisit po mėnesio, ten jau 2,350. Ir vėl papildomai reikia traukti 50. Atidėsit tikslą vėlesniam laikui, ne faktas, kad atėję nepamatysit ir 3,5 tūkstančio eurų. Ir natūralu, pagal mano specialius leidikus, greičiausiai jūsų emocijos bus lygiai tokios pat. Kaip čia nupiešti. Taigi, kaip ir kalbėjom, ryškiai geriau tai daryti periodiškai ir tą pinigų atidedamą sumą jau iš karto paversti gramą. Tik tą reikia daryti atsakingai. Įsimenat, 1 gramo pirkinys nerekomenduoju. Ir kitas dar klausimas, kuris iškyla, tai jeigu mes 12 mėnesių kažkam tai kaupiam, ar po 12 mėnesių mes apskritai prisiminsim, kam čia tuos pinigus atidėjinėjom, ar nekils pagunda jų kažkur išleisti kitur. Nes kodėl tokius klausimus uždavinėjau? Tai yra reali mano klientės istorija, šiek tiek kitokie skaičiai, bet po pusės metų jinai pas mane sugrįžo su apsisprendimu vis tik pasirašyti periodinę pirkimo sutartį, nes savarankiškai taip ir nepavyko įsigyvendinti, o scenarijus buvo labai panašus kaip panašiai. Kur pirkti auksą ir sidabrą? Tai tikrai galima pirkti tiek fizinio aukso parduotuvėse ir čia aš įdėjau mažiausią kainą, pavyzdžiui, 1 gramo, aš čia dabar lyginsim, kadangi per mano siūlomą aukso ir sidabro pirkimo sistemą, apie kurią to detaliau jau pradėsim kalbėti, auksas yra perkamas graminė gramo kaina. Tai lyginsim, kaip aš sakau, obuolius su obuoliais, o ne obuolius su kriaušės. Tai 1 gramo luitelis šiuo metu rinkoje kainuoja nuo 91,47 eurų iki 96,63. Tuo tarpu praeitą mėnesį per mūsų sistemą perkantys klientai gramą pirko už 84,88 eurų. Ir labai panašią situaciją matom, jeigu kalbam apie sidabro luitus. Bet kalbu apie sidabro luitus, ne monetas, atkreipiu dėmesį, tai rinkoje sidabro luitas apmokestintas PVM kainuoja 63,54. Tuo tarpu mūsų klientai pirko bemuičiuose sandėliuose Šveicarijoje, nemokėjo jokių mokesčių ir plus dar pirko pigiau, kadangi kai daug klientų susimeta į vieną krūvą, tai gaunasi ta pati didmena perkant iš didmenininkų, tai pirko po 32,81 eurų už unciją. Taigi, tiek kiek aš stebiu šitą aukso sistemą jau 6 metus, tai mūsų klientai per pirkimo sistemą aukso gramą perka nuo 8 iki 20%, kartais netgi pigiau nei parduotuviai, o sidabro luitų pavidale netgi 60–80% pigiau nei parduotuviai. Efektyviausios aukso pirkimo strategijos. Čia taip pat mato tą paveikslėlį iliustruojantį vidutinės kainos efektą, kur po truputį išnaudojam visus rinkoje esančius kainų svyravimus, perkam kartais pigiau, kartais brangiau ir ilguoju laikotarpiu laimim savo palankę vidutinę kainą. Ir labai tikėtina nusiperkam didesnį investicijų kiekį, nepriklausomai apie kokias investicijas kalbėti. Tai jeigu pirkti auksą fizinėse parduotuvėse bent kas 2–3 mėnesius ir norim pirkti tą palankiausią savo luitelį unciją, tai mūsų biudžetas turėtų būti nuo 780 iki 2300 eurų, priklausomai kokiu dažnumu pirksim, ar kas mėnesį, ar kas 3. Ir jeigu pirkti 10 gramų luitelį, čia sumo šiek tiek mažesnė, 260–770 eurų per mėnesį reikėtų atsidėti, jeigu norėtum tokius luitus pirkti. Tai šitoj vietoj aš visada vienareikšmiškai sakau, kad mūsų aukso ir sidabro pirkimo sistema žmonėm galintiem leisti savo pirmąjį mano nurodytą scenarijų, kas 2–3 mėnesius nusipirkti bent jau po 10 gramų luitelį, gal nelabai taip apsimokantis, bet tai yra geriau negu visai gal nieko nepirkti.
o tuo labiau, jeigu dar gali savo žmogus leisti į unciją, tai mūsų šita sistema tokiam klientui jinai nėra absoliučiai reikalinga. Na, nebent aš turiu keletą tokių klientų, kurie gali savo tai leisti, bet neturi tam laiko. Jie yra tiek užimti žmonės, kad metais neprisiruošia nukeliauti iki fizinės parduotuvės ir nusipirkti luitą, tai jiem patogiau pirkti per mus. Pirkimas per aukso per sistemą nereikalauja didelio biudžeto. Ir čia turbūt labai dažnai žmonėms kyla tas klausimas, kad, na, jeigu aš noriu nupirkti auksą, tai va, kokias aš čia pinigų sumas turiu turėti ir galbūt aš čia ir nuo šitą seminarą atsijungsiu tuoj, nes tokių neturiu, tai nuraminti. Biudžetas yra nuo 30 eurų per mėnesį. Ir mes kiekvieną mėnesį fiksuojame kainą aukso, už kurią mūsų klientai perka ir esame išsiskaičiavę, už kokia vidutinė kaina per tuos 6 metus, nuo 18 metų, klientai, kurie investuoja nuo pat pradžios, na, pavyzdžiui, tarkim, aš nuo pat pradžių investuoju kiekvieną mėnesį, tai mano vidutinė kaina šiandien dienai yra pasiekta 64 eurai už gramą. Tuo tarpu, jeigu dabar eičiau pirkti rinkoje 1 gramo luitą, turėčiau mokėti mažiausiai 91, o jeigu pirkčiau netgi iš karto unciją, tai ir šiek tiek didiname, tai pirkčiau vis tiek už 75 eurus už gramą unciją. Tai šita sistema iš tikrųjų suteikia galimybę per ilgą laikotarpį. Bet mes nekalbam, kad tai būtinai, tarkim, sakykime, jūs laimėsit per 5 ar per kažkiek metų. Ilgas laikotarpis, kalbant apie auksą, tai jis turėtų būti bent 10-20 metų. Nesakykime. Tai yra kažkokiem ilgalaikiam tikslam. Dar labai dažnas klausimas, kurį ypač šiuo metu, kai auksas yra tikrai pasiekęs rekordinės aukštumas savo, klausia daugelis klientų, tai gal dabar neverta dar pirkti to aukso, tai tokios kainos aukštos. Tai pasižiūrėkim šiek tiek irgi tiek dolerinės, tiek eurinės kainų istoriją. Tai 1975 metais, kai buvo praėję 4 metai po Niksono reformos panaikinusios dolerio padengimą auksu, tai yra doleris buvo surištas su auksu, buvo nustatyta jo kaina už 1 unciją 35 doleriai, tai praėjus 4 metam auksas išbrango iki 165 dolerių už unciją. Natūralu, kad žmonės, kurie žinojo, kiek kainavo 71 metais, 75 metais pamatė kainą, ko ne, sako, mes dabar nepirksim, nes labai brangu, mes dar palauksim. Nu, tai žiūrėkime, palaukė jie 10 metų, pabrango iki 310 dolerių. Ir taip, jeigu mes lyginsim visus metus. Ir 22-24, tai yra vidutinė kaina, yra 2330 dolerių. Jeigu kalbėsim apie eurus, matysim irgi labai panašią situaciją. Tai yra kažkada kažkam atrodė 300 eurų už unciją brangu, o dabar turim, pasižiūrėkit, 10 kartų brangiau. Ir čia užduokit savo klausimą, kaip jūs galvojat, kiek 2035 metais kainuos. Ir tikrai yra labai tikėtina, kad tai, kaip vertina ekspertai, labai tikėtina kaina pagal prognozes, kad gali siekti nuo 5 iki 10 tūkstančių dolerių už unciją. Kas iš jūsų tikit, kad šita pranašystė gali išsipildyti, parašykite į čatą 2. Kaip veikia vokiška aukso ir sidabro pirkimo sistema? Tai klientas sudaro sutartį, susimoka vienkartinį mokestį arba visą iš karto arba dalimis, moka savo pasirinkto dydžio įmokas, kurias gali bet kada didinti, mažinti, keisti, stabdyti. Lankstumas šitoj sutartyje yra beprotiškas. Aš kaip teisininkė galiu pakomentuoti, kad turbūt nesu matęs lankstesnės sutarties savo gyvenime nei šita. Taigi, mokant pasirinkto norimo dydžio įmokas ir jam kiekvieną mėnesį pervedė pinigus, rekomenduojam pinigus pervesti iki 20 mėnesio dienos, nes užpirkimas visada vyksta tarp 25 ir 31. Nepriklausomai, kada jūs padarysit pavedimą, visada visiems klientams bus mėnesio pabaigoje, tam laikotarpiu tarp 25 ir 31, kažkokią vieną dieną, dažniausiai istoriškai tai pasitaiko 27-28 mėnesio dienos, yra užperkamas visiems klientams auksas. Ir yra užperkama iki 4 skaičių po kablelio. Ne, tai yra iki 1000-ųjų.
Ne? Tai yra, pavyzdžiui, gali jums užpirkti ir 0,1248 gramų. Gali jums nupirkti 1,27594 gramų. Tai yra 4 iki 4 skaičių po kablelį. Labai dažnas klausimas, kai su klientais kalbame apie sutartį, tai jie klausia, o tai dabar aš čia pervedinėsiu tas įmokas, tai nesigauna, pagal rinkoje matau aš kainą, kad 1 gramas kainuoja 90 eurų, tai pas jūs čia, pavyzdžiui, per sistemą galima už 85 nupirkti, tai bet aš nepervedžiau 85, aš pervedžiau 30, tai ar Golden Gate'as lauks to momento, kol aš pervesiu visą sumą, kad tą man 1 gramą galėtų nupirkti. Tai ne. Tai yra kiekvieną mėnesį Golden Gate'as vykdantis savo veiklą, tai yra beje Vokietijos įmonė, iš Vokietijos šitą atkeliavusi sistema, jie veikia 11 Europos valstybių, kiekvieną mėnesį iš savo klientų surenka nuo 13 iki maždaug 15 milijonų vidutiniškai tiek įmokų, už tokias sumas didmenininko užsipirkinėja auksą. Ir natūralu, kad tiesiog, sakykime, pavyzdžiui, tą mėnesį visiems klientam nupirko ten, kaip pavyzdys, 200 kg aukso, sakykime, ir jie yra atidedami į saugyklą. Saugykloje kiekvienam klientui yra vedama irgi apskaita, tiek Golden Gate'e, tiek pačioj saugykloje, koks kiekis gramų iš tų 200 kg priklauso Jurgai, Linai, Astai, Marytei, Petriukui ar dar kažkam, sakykime. Ir vieną kartą metuose visą tai tikrina 2 lygių nepriklausomas auditas. Ką reiškia 2 lygių nepriklausomas auditas? Tai yra viena auditorių įmonė keliauja į saugyklą ir sutikrina, kiek ten fiziškai dabar šiuo metu yra atidėta aukso ir duoda savo išvadą. Tuo tarpu kita audito įmonė nepriklausoma tikrina visą popierizmą. Tai yra, kiek pagal apskaitą turėtų priklausyti Jurgai, Petriukui, Onutei, Marytei ar dar kažkam tai. Ir tik po to, kai jie patikrina visą popierizmą, gauna pirminės audito įmonės išvadą ir išduoda galutinę išvadą, kad jų gauti skaičiai sutapo su pirminės įmonės fiziškai patikrintais skaičiais. Tai va, tai tokiu principu kaupėsi tie jūsų gramai, perkami. Kai susikaupia uncija, jūs turite teisę sakyti, noriu parsisiųsti. Tai nėra prievalė, tai yra tik tai teisė. Ir kartais galbūt aš rekomenduoju dažniausiai savo klientams taip. Parsisiųskit vieną, va štai, ar 2 tokius luitelius, saugokit pas save tam atvejui, kad pirmas dalykas, įsitikinsit, kad sistema tikrai veikia, kad jūs perkat ne orinį pažadą po x metų turėti N pinigų sumą kažkokią tai sukauptą, bet kad jūs realiai iš karto perkat fizinę vertybę realią, įsitikinsit tuom, tada galbūt ir tam atveju, kad jeigu prireiktų pinigų ekstra čia ir dabar, bet šiai minutiai jums reikia kažkokių tai pinigų, tai jūs nubėgot Lietuvoje į parduotuvę, kuri superka auksą ir pardavėt jį ir gavot pinigus čia ir dabar. Nes jūs galit parduoti ir atgal Golden Gate'ui, bet tai užtruks iki 5 darbo dienų, kol bus administruotas jūsų prašymas, kol bus parduotas auksas, kol bus padarytas pavedimas, kol pavedimas įkris į jūsų banko sąskaitą, nes tai bus iš Vokietijos daromas pavedimas. Tai va, į tokiu principu veikia sistema. Sutartis, vienkartinis mokestis, mokam įmokas, vieną mėnesį rekomenduojam tas įmokas daryti, užperkami gramai, susikaupia luitas, galit parsisiųsti. Tačiau, kaip ir minėjau, parsisiųsti tai nėra prievalė. Kodėl galbūt kartais verta palikti saugoti? Todėl, kad, sakykime, galėsit pardavinėti tiesiogiai per sistemą savo norimą auksą, kiekį neprisirišdami prie luitų. Tai yra, sakykime, pavyzdžiui, jums reikia pinigų tiek, kiek kainuoja 7 gramai aukso. Ir jūs pas save turite tenai sukaupęs, daugiau gal jūs, pavyzdžiui, turite sukaupęs ir visą unciją, bet jos nesat parsisiuntęs, tai jūs nepriversti parduoti savo uncijos, o galit sakyti, parduok tik mano 7 gramus. Tai yra vienas iš variantų, o antras iš variantų, kaip ir minėjau, auksas gali ateiti į pagalbą, formuojant savo auksinę pensiją. Tai ateityje su Golden Gate'u bus galima sudaryti susitarimą, kuris nieko papildomai nekainuos.
Tai yra, kad kiekvieną mėnesį nustatytas aukso kiekis, kurį jūs sutarsite su gaudingiais, bus pardavinėjamas iš jūsų sukaupto aukso ir jūs tokiu būdu kiekvieną mėnesį savo sąskaitą gaunat kažkokią tai pinigų sumą savo auksinę pensiją. Svarbiausi šios sistemos pirkimo tauriųjų metalų aspektai. Tai kontrakto suma, jinai yra skaičiuojama pagal formulę mėnesio įmoką padaugintą iš konstantos 500. Ir kodėl labai svarbu tą kontrakto sumą rinktis atsakingai. Nes ateityje gali didėti sutarties sudarimo mokestis arba minimali kontrakto suma. Tai sakykime, pavyzdžiui, dėl sutarties sudarimo mokesčio didėjimo, kame rizika yra. Jūs sudarysit dabar sutartį, susimokėsit dabar galiojantį 3% sutarties sudarimo mokestį nuo sumos, kuris yra skaičiuojamas, taip, ir pasirinksit, pavyzdžiui, minimalę kontrakto sumą 15 000 eurų. Mokėsit, išsimokėjot visą kontrakto sumą, ateinat pas mus, sakot, wow, tai patiko, noriu dar. Nes kai būsit išsimokėjęs kontrakto sumą, jūsų sutartis nustos galiot. Sakysit, wow, tikrai noriu dar. O aš jums sakysiu, labai atsiprašom, bet jau dabar šitą pirkimo sistema kainuoja nebe 3%, o 4, o gal ir 5%. Todėl, kad šis 3% tarifas yra išderėtas specialiai Lietuvos rinkai. Tai yra išskirtinė ekskliuzyvinė sąlyga, kadangi Vokietijoje didžioji dalis klientų perka mokėdami 12% sutarties sudarimo mokestį. Šiek tiek pagal kitą programą, bet 12% sutarties sudarimo mokestį. Arba gali būti tokia situacija, kad, ateisit, sakysit, tai aš dar 15 000 noriu, aš jau sakysiu, dėja, bet jau dabar minimaliausia kontrakto suma yra 20 000 eurų, nes sąlygos tikrai gali kisti. Ir jau automatiškai jūs galbūt net nebebūsit per tą likusį jums kažkokį laikotarpį tikslo įgyvendinimo, nebūsit pajėgus mokėti iki 20 000 eurų, bet sutarties sudarimo mokestį turėsit mokėti būtent nuo tos. Tada dar kitas momentas, kalbant apie kontrakto sumą, tai kaip labai dažnai kyla klientams klausimas, kaipgi man žinot, kaip čia man pasiskaičiuoti. Ne? Tai aš dažniausiai rekomenduoju taip, sakykime, kokią sumą planuojat atsidėti arba iki šiol atsidėdavot popieriniai pinigų formai, taip, eurais, sakykime, tai tiesiog tokią pinigų sumą greičiausiai norėsit investuoti ir į aukštą. Tiesiog pamastykit, kiek galit sau leisti per mėnesį atsidėti savo ateičiai ir konvertuoti būtent į aukso gramus. Na, pavyzdžiui, sakykime, žmogus turi tikslą kaupti savo pensijai, iki pensijos jam liko 20 metų, jis yra pajėgus šitam tikslui kas mėnesį atsidėti po 100 eurų, tai ir skaičiuoti. 100 eurų kart 12 mėnesių kart 20 metų bus 24 000 eurų. Tai va štai jums pavyzdys, kaip gali gimti tas apsisprendimas, kokiągi kontrakto sumą pasirinkti. Kaip ir minėjau, sutarties sudarimo mokestis tai yra 3% nuo kontrakto sumos, čia pavyzdys, kontrakto suma 25 000, 50 eurų įmoka sutartyje fiksuojama, tai mokestis būtų 750. Minimali įmoka, kuri yra galima, yra 30 eurų per mėnesį, minimali kontrakto suma yra 15 000. Ir sutartis, kaip ir minėjau, galios tol, kol išnaudosit kontrakto sumą. Tai yra pagrindiniai sistemos aspektai, kurių, sakykime, kontrakto sumos jūs nei pasididint galėsit kažkada ateityje, nieko negalėsit. Tiesiog, kai jau bus suinvestuota, išnaudota ta kontrakto suma, jūsų sutartis nustoja galioti. Nes šiaip jinai terminuose nėra apibrėžta. Tai yra, nėra nustatyta, kad iki tokių tai metų. Jeigu jūs jau būsit mūsų klientas ir atsidarysit programėlę, tai yra klientų paskyrą, kurioje matysit visus savo sutarties duomenys, kiek turit aukso sukaupęs ir panašiai, tai ten matysit, kad yra nurodyta kontrakto pabaiga, bet jinai yra paskaičiuota būtent pagal tą principą, kad jūs kiekvieną mėnesį mokėsit tik tokią įmoką, kokia yra nurodyta jūsų sutartyje, ir tai darysit 500 kartų. Kiekvieną 500 mėnesių. Tai ten matysit būtent tokią.
datą maksimalią. Bet iš tikrųjų tai datai atėjus, jeigu jūs dar nesat suinvestavę savo kontrakto sumos, sutartis nenustos galioti. Kokią vertę gaunat už tokią kainą? Tai yra šios 3% vienkartinį sutarties sudarimo mokestį, kuris lyginant su daugeliu kitų produktų esančių rinkoje, netgi su tuo pačiu gyvybės draudimu lyginant. Ne? Tai kaupimas per gyvybės draudimą yra ryškiai brangesnis. Gali kainuoti net nuo, sakykime, pradedant nuo 8% ta pati 15 tūkstančių eurų investuota suma per 10 metų, iki gali išbrangti beveik 30%, jeigu tai tą 15 tūkstančių suinvestuoti per ilgą laikotarpį, per 30 metų. Tai kokią vertę gauna? Visų pirmiausia, patogumas ir laiko taupimas, niekur nereikia keliauti, nieko nereikia daryti, nusistatyti periodinį mokėjimą, tvarkingai iš sąskaitos kiekvieną mėnesį iškeliauja pinigai, užperkami gramai, nereikia rūpintis čia kada prisiruošti į parduotuvę, ar ta parduotuvė dirba ar nedirba ir panašiai. Disciplina be streso. Tai čia tiesiog vėlgi nusistačius tą patį periodinį mokėjimą, jums nebereikia sukti galvos, kad netyčia į kojinę atidėtų pinigų neišleistumėt ir nereikia sukti galvos dėl kainų ir panašiai. Gaunat ir servisą ir komfortą. Tai yra jūsų įmokos yra nuolat administruojamos, prižiūrimos, priskiriamos sutarčiai, gaunat visus atsakymus ir rūpimus klausimus, metinės ataskaitas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tikrai tiek šita kompanija, tiek mes savo klientus nuoširdžiai rūpinamės. Tai yra kaip nemokamas bankomatas. Tai yra prireikia jums pinigų, sakykime, net ir didesnės negu 500 eurų ar 600 eurų, kai bankose yra nustatyti limitai, kad išsigrynint gali tik tiek. Tai čia galite išsigrynint nemokamai. Nurodyt, kiek gramų parduot ir kompanija parduoda. Jūs įstojat į turtingųjų klubą, tai investuodami vos nuo 30 eurų per mėnesį. Nes iš tikrųjų į auksą investuoja labai daug jums turbūt žinomų žmonių, ir Robertas Kiyosakis, ir Ray Dalio, ir Polas Singeris, daug įvairių jums turbūt gal girdėto, gal ir negirdėtų pavardžių, tikrai rekomenduoju pasigūglinkit ir pamatysit, kiek daug turtingųjų investuoja savo pinigus į auksą. Tai yra saugios investicijos, kaip kalbėjom, mažinat priklausomybę nuo valiutų, nes kaip ir minėjom, tai šitie popierėliai bet kada gali iš rinkos iškeliauti, o šitas buvo prieš 3000 metų ir bus ir po 3000. Ir plus jūsų santaupos paverstos auksu niekada netaps pavaldžios valstybei, kokia yra rizika ateityje mūsų laukiančiam skaitmeniniam valiutom. Na ir kaip ir sakiau, aš, pavyzdžiui, asmeniškai bent jau pati, tai tikrai vertinu pirkimą per šitą aukso sistemą be streso dėl kainų, todėl kad aš žinau, aš kiekvieną mėnesį savo santaupoms skirtą pinigų dalį paverčiu saugia valiutos forma gramai. Ir man visiškai vienodai šviečia, kiek šiuo metu auksas kainuoja, kadangi aš žinau, kad ilguoju periodu aš vis tiek laimėsiu savo palankiausią kainą. Ir išnaudosiu maksimaliai rinkoje esančius kainų svyravimus. Ir be abejo, kitas iš privalumų tai yra neįtikėtinas lankstumas ir galimybė viską spręsti pačiam ir viską keisti. Griežta sąlyga yra tik kontrakto suma, kurios negalėsiu pasididinti, ne? O šiaip toliau galiu daryti viską. Galiu vieną mėnesį didesnę įmoką pervesti, kitą mėnesį mažesnę įmoką pervesti, susidūriau su kažkokiais finansiniais sunkumais, galiu nors ir 2 ar 3 metus, per COVID beje turėjom tokių klientų, nemokėti visiškai jokių įmokų, man nesikaups skola, nesikaups jokie delspinigiai ar dar kažkas. Kai tik tai prisiminsiu, kad vėl turiu savo šitą aukso sutartį, vėl pradedu mokėti, darau įmokas ir jinai važiuoja toliau. Žodžiu, galiu nuspręsti siųstis auksą, galiu nuspręsti nesisiųsti auksą. Viskas priklauso nuo jūsų nurodymų. Va taip pat praktelėjus pirštais, sako, noriu taip ir praktiškai šitoj sutartį tą galite įgyvendinti. Kokie dar yra privalumai, tai kaip ir sakiau, išnaudojant vidutinės kainos efektą, tikrai palyginus su daugeliu produktų esančių rinkoje maži administravimo mokesčiai ir yra didelis privalumas, kad tai yra vienkartinis mokestis, tai yra mes nemokam nieko daugiau nuo savo investuojamų įmokų, priešingai irgi negu kai kuriuose produktuose investuojant kitur.
Visiems tikrai prieinamos įmokos, 30 eurų per mėnesį, tikiu, kad gali atrasti kiekvienas. Kiekvienas pervestas euras virsta gramai, nėra fiksuotos sutarties terminas ir čia irgi yra beje didelis pliusas. Nes, pavyzdžiui, turėjom praktikoje tokių situacijų, kur, na, kaip pavyzdys, močiutė sudarė sutartį. Močiutė, tai jau tokia virš 70 mūsų ta klientė buvo ir jie nusipirko savo kelis luitelius, sako, va čia aš atsidėsiu, kad būtų už ką mane palaidus. O paskui tą sutartį perrašė savo ką tik pilnametystės sulaukusiai anūkei, kažkurį laiką tik močiutė į tą sutartį toliau mokėjo įmokas, kai anūkė tapo savarankiškesnė, pradėjo dirbti pati papildomai, irgi investuoja. Taip, kad, žodžiu, močiutė padeda tokiu būdu dar savo anūkai. Tai yra savo sutartį, jis gali bet kada perėti savo vaikam, anūkam ar panašiai. Beje, sutartys yra paveldimas. Mes jau turėjom keletą atvejų, kai skausmingų, kai mūsų klientai keliavo iš šito pasaulio, bet jų sutartys perėmė jų vaikai ir jie nusprendė, ką toliau su tom sutartim daryti. Ar jas tęsti, ar be kažkokių tai prasidimų jas nutraukti, toliau kaupti metalus, pasisiųsti metalus, parduoti metalus. Tikrai yra labai tas didelis lankstumas. Kaip ir minėjau, įmokas gali bet kada didinti, mažinti, stabdyti. Tada galit bet kada pasinaudoti savo sukauptų kapitalu. Tai yra mažesnės nei rinkos kainos. Ir kaip galima pradėti? Tai apie ką reikėtų pradžiai pagalvoti? Tai be abejo, kokia kontrakto suma arba mano mėnesio įmoka, kokią aš planuoju skirti. Ir taip pasiskaičiuoti, ne? Perku tik auksą, tik sidabrą ar abu metalus iš karto. Ar nori greitai įsitikinti, kad sistema tikrai veikia, tai yra čia kalbam apie tai, kad yra Lietuvai dar išskirtinė galimybė greitai įsitikinti sistemos veikimu, tai yra per pirmus 3 mėnesius nuo sutarties sudarimo susimokėti visą vienkartinį tą sutarties sudarimo mokestį ir 10 gramų kainą ir parsisiųsti 10 gramų. Jie naudotis tikrai nėra būtina, bet jeigu jie tai mato, tai sutartie reikėtų pasižymėti. Arba galite siūstis tada, kai sukaupsit pensiją. Kaip mokėsiu tą vienkartinį sutarties sudarimo mokestį? Ar galiu visą jį iš karto, ar dalinai? Ir dabar kaip tik šiek tiek paanalizuosim tas galimybės mokesčio sumokėjimo. Tai jeigu norit gauti 10 gramų luitą, tai tada viskas gali būti iš karto. Ne? Pavyzdžiui, sutartis 50 eurų per mėnesį, mokestis 7,50, na, tarkim, preliminari 10 gramų kaina 6,50, čia tiesiog kaip pavyzdiniai skaičiai. Ne? Pervedė klientas 1400 ir jau iš karto po pirmo mėnesio ir mokestis sumokėtas, 10 gramų nupirkti, sekantį mėnesį atkeliavo luitelis, džiaugiuosi, įsitikinau, sistema veikia, judu toliau savo norimo dydžio įmoką. Arba kitas pavyzdys, pavyzdžiui, susimoku tą darimo mokestį ir 10 gramų kainą per 3 mėnesius. Tai yra tuos pačius 1400 išsidalinu po mokėjimus 467 eurų per mėnesį. Labai svarbu, pasirenkant tokį scenarijų, prieš darant paskutinę įmoką, sukontaktuoti su savo konsultantu, kuris padėjo jums sudaryti šitą sutartį ir pasitikslinti, kokio dydžio tą paskutinę įmokos dalį reikia mokėti. Nes galim suprasti, kad per 3 mėnesius 10 gramų gali pabrangti. Jeigu nusprendėt, kad nėra poreikio įsitikinti, kad sistema tikrai veikia labai greitai ir jums tinka, kad pirmoji jūsų siunta bus uncija, irgi galimi keli variantai. Tai yra, pavyzdžiui, sakykime, susimokat sutarties sudarimo mokestį ir savo pasirinktą įmokos dydį, ar tos pačius 50 eurų, 100 eurų, ar dar kažką tai, pervedėt, reiškia, iš karto nuo pirmo mėnesio pradedat maksimaliai užsipirkinėti auksą. Kitas variantas yra sutarties sudarimo mokestis dalimis, bet turint tikslą jį kuo greičiau tą mokestį padengti. Na, pavyzdžiui, jūsų galimybės, na, sakykime, norit pagal jūsų tikslą, jums reikėtų tų 25 000 eurų kontrakto sumos, nes būtent tiek galbūt reikia jūsų pensijai, kiek jums būtų pajėgus per tą laiką suinvestuoti. Nesakykime, per kažkokį tai tą likusį laikotarpį arba galbūt vaiko mokslams kiek planuojat skirti ar kažkokiem kitiem tikslams. Mokestis kaip ir tas pats 7,50, bet jūs, pavyzdžiui, galite mokėti po 200 eurų per mėnesį. Tai tada yra rekomendacija, irgi galimi keli scenarijai. Vienas iš scenarijų yra, kad
moku po 200, tai tol, kol nepadengsiu mokesčio, nebus man perkamas auksas, arba galiu daryti 2 pavedimus. Tai yra, vietoj vieno pavedimo 200 darau tokia, kokia yra įmoka, nu, pavyzdžiui, šitų konkrečių pavyzdžių 50 eurų ir kitą likusią dalį 150, čia kalbu konkrečiai šito pavyzdžio skaičiai. Moku atskirų pavedimų, vienas paskui kitą tie pavedimai gali. Tai tokiu atveju 150 dengs mokestį, nes visada yra prioritetas skiriamas mokesčio dengimui, taip, ne aukso užpirkimui, kol nėra padengtas mokestis. O 50 eurų tai yra tokia, kokia sutartyje numatyta įmoka arba mažesnė pinigų suma, jeigu bus pervedama, yra dalinama, kaip aš sakau, 50-50. 50% tos įmokos skiriama aukso užpirkimui, 50% mokesčio padengimui. Tai šiuo konkrečiu pavyzdžiu, darant 2 pavedimus, 50 eurų ir 150 eurų, gaunasi, kad 150 nukeliavo padengti mokestį, o iš 50 eurų tik 25 eurai nukeliavo aukso pirkimui ir dar papildomi prie jau įmokėtų 150 nukeliavo 25 eurai, atsiprašau, padengti mokestį. Taigi, mokestis tokiu atveju būtų padengtas per 4-5 mėnesius ir auksas pradedamas pirkti arba nuo 1 mėnesio, arba nuo 4. Tikrai nesijaudinkit šiuo scenariju, gal jis atrodo painiai ir klaidžiai, kai aš čia pasakoju, bet jūsų konsultantas, pas kurį kreipsitės dėl sutarties sudarimo, tikrai jums tai detaliau paaiškins. Na ir pats galbūt mažiausiai apsimokantis variantas, bet lyginant su tuo, kad nieko nedarys, tai nėra pats blogiausias, tai mažai žingsneliais keliauti. Tai yra, pavyzdžiui, jūsų sutartis, kaip ir minėjau, tuo pavyzdžiui, 25 000, 50 eurų per mėnesį įmoka tokiu atveju yra fiksuojama ir mokat po tos 50 eurų kas mėnesį. Reiškia, 25 eurai mokesčio dengimui, 25 eurai auksui pirkti. Ir mokestis pasidengs per 30 mėnesių. 30 mėnesių pirksit būtent tik tai. Va, tai tokios galimybės, kaip galima susimokėti tą mokestį, kaip ir minėjau, lankščios ir galimos pritaikyti bet kokiem poreikiam. Na ir artėjame prie mūsų seminaro pabaigos. Jūsų pasirinkimas, kuriuo keliu jūs norėtumėt keliauti, ar norėtumėt keliauti turtėjimo keliu ir savo santaupų didinimo, ar likti prie to, kad jūsų santaupos kiekvieną dieną valgo infliaciją. Na ir pabaigsiu prezentaciją savo labai mėgstamom frazėm. Nelaukit gerų kainų, kad pirkti auksą, pirkit auksą ir tik po to jau laukit. Ir geriausias laikas pradėti buvo vakar, o sekantis geriausias laikas yra dabar. Ir čia dabar ekrane matot mano kontaktus. Tai jeigu šitą seminarą žiūrite iš Facebook reklamos ar dar kažkur, tai drąsiai gali su manim kontaktuoti, išreikšti savo norą gauti nemokamą konsultaciją, sužinoti daugiau apie aukso šitą ir sidabro pirkimo sistemą. Jeigu jūs į šitą seminarą pakvietė kažkas iš mūsų kolegų, tikrai drąsiai kreipkitės pas kolegas ir jie jums suteiks irgi detaliai informaciją. Ir dar kartą dėkoju, kad dalyvavote, klausėtės ir dabar keliaukim pasižiūrėti, ar turim čia klausimų. Taip, tai matau. Matau Viktoro klausimas, ar seminaras apie infliaciją ar apie auksą. Pateikite pagrįstai, kodėl auksas geriau už kitus investicinius produktus ETF obligacijas, kodėl auksas, o ne kiti metalai. Tai tikiu, Viktorai, kadangi matau, kad seminaro pradžioje apie tai uždavėt klausimą, tikiuosi atsakymą jau gavote eigoje. Ar aukso supirkimo kainos Lietuvoje skiriasi supirkimo vietose? Taip, gali skirtis, kiekviena įmonė taiko savo pelno maržas. Ar bus pateiktas video įrašas šio webinaro? Taip, jisai tikrai bus pateiktas, visiems bus išsiųstas rytoj. Tai matau, daugiau čia klausimų nėra. Dėkoju, kad skyrėte laiko, kad žiūrėjote, kad
kaupiate žinias ir noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti, tobulėkit, aukit, turtėkit, o pagrindinis dalykas - būkit sveiki. Dėkoju už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų.